Labas rytukas, su gimtadieniu mažyliuk. Šiandien mano mažyliukų gimtadienis. Laikas keltis, mažylį, važiuosim į darželį. Atvažiavom į darželį, šiek tiek per anksti, ne? Niekas neįleidžia mūsų. Ką? Šiandien tavo gimtadienis, švęsim šiandien gimtadienį, taip? Laimingas mažyliukas nuotaikoj. Linksmuolis tu. Aš jau darbuojuosi, sėdžiu ir galvoju, kaip čia reikės šiandien viską spėti padaryti. Nes šiandien mažyliuko gimtadienis, tai reikia važiuoti ir į Lidliuką apsipirkti, maisto jau reikia. Ir visokių užkandukų reikia nupirkti, nešvesime namuose. Reikės dar važiuoti tortą pasimti, nes užsakėme. Dekoracijų reikia nupirkti, papuošti. Reiks kažkaip spėti viską pasidaryti, nes pasilikau paskutiniai dienai, viską galėjau šiaip anksčiau nuvažiuoti tų dekoracijų nusipirkti. Nu, bet nieko, spėsiu, pasidarysiu. Tai dar šiek tiek padirbsiu ir važiuosiu. Pripirkau visokių užkandukų, tai jau kepa svogūnų žiedai tokie būna apvolioti. Tada čia paėmiau sūrio tokių apvoliotų irgi džiūvėsėliuose. Haliumio lazdelės, mozzarella, tai iškepsiu tokie bus užkandukai. Tai ir padažiukai jau prie šitų yra. Prie mozzarellos lazdelių vienoks padažiukas, kažkoks tai truputį aštrus, prie šitų kažkoks tai spanguolių padažiukas. Nu, faina, visai manau, kad skanu bus gerai. Labas rytukas, 6 ryto, antradienis, aš jau ruošiuosi dienai. Šiandien bus labai užimta dienelė, nors mano dienos paskutiniu metu visos labai užimtos. Tai dabar dedu Elf paakių kremą drėkinantį. Nieko šiandien nesidažysiu, nesidarysiu jokio make-upo. Nes nuvešiu mažyliuką į darželį ir važiuosiu iš karto į kirpyklą. Šiandien dažysiu plaukus, pasikirpsiu. Tai senai jau buvau dažytis, tiksliau kirptis, tai buvau nesenai. Bet dažiausi jau senai, man atrodo, spalio mėnesį paskutinį kartą. Nes aš nedažau kiekvieną mėnesį plaukų, kažkur kas 8 mėnesius dažausi sruogelėmis. Tai šviesinsiu kaip visada. Tai vienu žodžiu, jau norisi pasikeitimų, jau reikia dažyti, nes jau nemažai ataugę iš tikrųjų. Tai va, tai vakar atšventėme mažyliuko gimtadienį. Tai kažkaip labai mažai ką nufilmavau, norėjusi pabūti su šeima kartu,
Dabar deduosi šitą Deinklist serumą Q10. Tai, bet smagiai praleidome laiką, smagiai pabuvome, atšventėme. Tai vakar ir torto privalgiau, ir picos privalgiau, nes vakar irgi buvo labai užimta dienelė, dar reikėjo važiuoti apsipirkti, reikėjo dekoracijų nupirkti, tai vienu žodžiu pasilikau paskutiniai dienai, nelabai gerai, daugiau jau taip nedarysiu. Tai, bet nieko, tai likau aš be pietų, tai mano pietūs ir vakarienė buvo pica, desertui tortas, bet šiandien jau grįžtu į savo mitybą, į savo režimą. Aš tikrai ten griežtai savęs neriboju, ten neatsisakau jokio socialinio gyvenimo, ar kad neiti į gimtadienį, nevalgyti torto ar dar kažko. Tai tikrai švenčiu tos gimtadienius ir valgau tortą, ir valgau tos picos. Tai vienu žodžiu vakar pavalgiam nesąmonių, o šiandien grįžtu į režimą. Dabar naudoju šitą Deinklist irgi drėkinantį, maitinantį kremą, nes paskutiniu metu kažkaip labai jaučiu, kad mano oda išsausėjus, nors pas mane oda yra mišri tokia. Nėra, kad būtų labai riebi, tik tai ta T-zona tokia daugiau riebaluojasi, bet žiūriu, kad galbūt nuo saulės, šiek tiek išsausėjus ta oda, tai reikia truputį padrėkinti. Tai vakar dar dariau apsipirkimą maisto, bet nieko neparodžiau. Tai šiandieną parodysiu, ką nusipirkau iš maisto. Šiandieną taip pat ir pasiruošiu paruoštukų, tai kai grįšiu viską parodysiu. Viskas, aš jau susiruošiau, daugiau nieko nesidažysiu, nieko nesidėsiu. Ir eisiu papusryčiauti ir lėksime į darželį ir į kirpyklą. Susiruošiau, apsirengiau. Tai kažkaip iš ryto tai vėsoka, tai būna šaltoka, o dienos metu tai šilta, karšta. Tai kažkaip tai galvoju, kad nesušalčiau, tai apsirengiau džemperį, kelnes tokias plačias apsimoviau ir bus gerai. Mano mažyliukas jau atsikėlė. Labas rytas, eisim pusryčiauti. Einam pusryčiauti, kepsim blynukų pusryčiams, taip? Aš jau po kirpyklos, visa graži, šviesi. Net pati savęs net pažįstu, kaip faina, pasitrumpinau plaukus, pasigražinau, pasišviesinau. Bet ilgokai užtrukome ir taip valgyt noriu, jau nežinau kiek, jau po 3, o aš čia buvau nuo 9 ryto. Tai jau labai alkana esu, dabar ieškau tašę, gal rasiu kokį nors skanuką, kokį užkanduką, nes kartais aš turiu įsidėjus į tašę kokį nors užkanduką. Radau! Tai važiuodama suvalgysiu šitą Misfits batonėlį, čia baltyminis šokoladukas, 15 gramų baltymų, 1 gramas cukraus. Dar neragavau šito, tai pažiūrėsiu, ar bus skanus, ar ne, čia yra augalinis. Ir viską, žinokit, lėkiu namo, reiks kažką valgyti daryti, gaminti. Vakar dariau maisto apsipirkimą, tai ir nieko neparodžiau vakar, net nespėjau, tai rodau šiandieną. Tai iš vaisių nusipirkau bananų, braškių, ananasą pasiėmiau. Tada pomidorų, didelių, mažiukų pomidorų, agurkai, salotos, nes dar aisbergo turiu šiek tiek likę. Pasimiau raugintų agurkų, bet šitos jau ne Lidle pirkau, lietuviniai. Pasimiau dar tokių troškinimo daržovių, noriu sakyti salotų.
Tai darysiu šiandieną pietums vištienos krūtinėlę su šitomis daržovėmis ir su šituo padažiuku sweet chili garlic. Tai bus skanus pietus, tada iš mėsos dar pasiėmiau kalakutienos faršo, 2 pakelius, tai iš mėsos tik tai tiek pasiėmiau. Dar pasiėmiau citrinų, avokado, burokėlių. Burokėlius jau perku virtus, kad nereikėtų virti. Tada pasiėmiau mažų tortilijų, šitos be gluteno. Tai irgi ne Lidle čia pirkau, jau kitoj parduotuvėje. Dar duonos turiu. Tada pasiėmiau šitos kinvos. Jau paruošta jinai, tik tai pasišildyti reikia mikrobangų krosnelė, tai daug skaidulų turi, labai gerai. Pasiėmiau Alpro pieno su migdolais, be cukraus, tada dar tokio pasiėmiau irgi migdolų pieno, jogurtą pasiėmiau kokosų ir Alpro sojų grietinėlę. Tai kartais į makaronus dedu, tokį padažiuką darau. Tai toks šį kartą pirkinių krepšelis. Eisiu gaminti pietus, nes jau labai valgyti noriu, alkana ir vėlyvi mano pietų šiandieną. Kepinu dabar vištieną, nusprendžiau, kad atskirai daržovės troškinsiu. Tai troškinu uždengusi dangčiu. Ir po to ant vištienos šito padažiuko išpilsiu ir dar reikia ryžių įsivirti. Kepsiu kalakutienos kotletukus, tai kepsiu orkaitėje, išsivirsiu bulvyčių, turiu jau burokėlių susitarkavusi, tai bus ir šiandienai vakarieniai ir rytojui.